Jo, iš tikrųjų, fainas postas. Mm, merginos, kuri, kuri turėjo ne per seniausiai skausmingas skyrybas. Aš taip spėju mergina, nes kalba, kad paleidau jį, pasirinkau jį, paskui paleidau. Žodžiu, nesmė. Ir esminis klausimas, vat vis neatsiranda naujo žmogaus. Ir noriu šansų išgyvenimo, džiaugsis, šypsotis, noriu mylėti. Labai, labai fainas postas, labai šiltas. Ir man iš karto toksai visoms merginoms pranešimas. Ne? Pas mus dabar yra nedidelė problemėlė santykiuose tarp merginų ir vaikinų, nes kaip turi būti? Turi būti, kad vaikinas ieško merginos, ne, ir ją radęs, jisai, rodo dėmesį, jisai ten, mergina tą merginą, ir vaikinas pergyvena, piršdamasis, kad tik jinai sutiktų. Čia yra teisinga schema. Ne? Šitoj schemoje teisingas santykis tarp merginos ir vaikino. Ta prasme, kad jeigu jūs į bendravimą ateinate su baime ar pakvies už jo tekėti, ar pakvies kurt šeimą, tai jau negerai. Jūs susirūpinus, jūs norit, nenorit nervinga ir šitoj vietoj gali būti bėdų, nes, kaip mergina perdėtai norinti ištekėt, jinai gali daryti per daug kvailysčių. O kad tai to neatsitiktų, iš tikrųjų, tai pirmas žingsnis, svarbiausias žingsnis, tai merginos turi turėti savivertę, turėti pakankamai rimtą savigarbą, ne? Ir nieko nėra gražiau vyrui, nieko nėra patraukliau vyrui už linksmą, nerūpestingą merginą. Ta prasme, džiaukitės gyvenimu, neieškokit vyrų, džiaukitės gyvenimu, rūpinkitės savim, mylėkit save, gerbkit save ir vyrai patys pradės lipti, nes mums vyrams užsiparinusių, ten nervingų, susirūpinusių moterų nereikia. Mes patys mokam užsiparinti, rūpintis, ten, žodžiu, nervuotis, mūsų prigimtis tokia, mes sukurti dirbti, uždirbti, išsikovoti, duoti snukį, kad gauti, bet pas mus tokia prigimtis. Mums vyro nereikia, mums reikia to lengvumo, kokį gali sukurti tik tais mergina, moteris. Tai jūs neieškokit. Ten tas lenda mergičkos į pažinčių portalus, ten yra prostitucijos portalai, legalios prostitucijos portalai. Tiesiog gyvenkite laimingą gyvenimą. Ir pamatysit, vyrai patys lips prie jūsų. Ir ne tokie, kurie ateina tik tai, driežo paganyt, urvelyje nemokamai arba už labai pigiai. Aš ne apie prostituciją, aš apie normalų santykį, normalių santykių sukūrimą. Kiek to metų bebūtų? 20, 30, 40. Nesvarbu. Tas dėsnis galioja visur, visada. Aš viską pasakiau. Pirmiausiai, rūpinkitės merginos savim. Mylėkit save.
gerbkit save ir turėkite aukštus standartus, tvirtas vertybės. Ne aš po 3 pasimatymo tik tais į lovą. Ne. Metus laiko išsiaiškinat, kas per žvėris, va tada į lovą. Ir geriausia po vestuvių. Tiek. Neturiu ką daugiau pasakyti. Kol kas.